Sveiki, čia Ieva, programos Lieknėjai paskutinį kartą autorė. Džiaugiuosi, kad žiūrite šį video įrašą. Ir dėkoju už jūsų laiškus ir komentarus. Būtent jie ir įkvėpė mane šiems video įrašams. Ir būtent šiam konkrečiam video įrašui mane įkvėpė komentaras, kurį paliko Reda po vienu iš blogo įrašų. O komentaras skamba taip. Svoris tai kaip užburtas ratas. Sukamės kaip pelės rate ir vis sugrįžtam prie savo senų įpročių. Būtent apie įpročius šį kartą aš norėčiau su jumis pakalbėti. Kasgi yra tas įprotis? Kaip suformuoti norimą įprotį, atsikratyti seno ir svarbiausia, ar naujai suformuotas įprotis turi amžino galiojimo garantiją. Tikra tiesa, kad norėdami sulieknėti mes privalom atsikratyti įpročių, kurie lėmė antsvorį ir įgyti tokius, kurie mums padėtų ne tik sulieknėti, bet ir išlaikyti tą savo pasiektą svorį visą laiką. O kokie tie įpročiai priklauso nuo kiekvieno konkretaus atveju, nuo kiekvieno konkretaus žmogaus. Jeigu kažkas yra įpratęs išgerti po keletą puodelių kavos per dieną su cukrum ir pienu, tai iš tiesų yra netinkamas įprotis, kuris trukdo lieknėti. Tokiam žmogui tai reikia atprasti tai daryti ir įprasti tokios kavos gerti rečiau. Arba jeigu kažkas yra įpratęs persivalgyti, tai tokiam žmogui reikia atprasti tai daryti ir išmokti ir įprasti maitinti su saiku. Aš galėčiau vardinti be galo. Tiesiog konkrečių jūsų atveju turit pasižiūrėti, kokie jums įpročiai trukdo lieknėti ir pakeisti juos naujais. Tačiau kaip tai padaryti? Visų pirma, norėčiau papasakoti, kas yra įprotis. Įpročiai tai yra tarsi mūsų dalis. Tai yra veiksmai, kuriuos mes atliekam visiškai nesusimastydami, tarsi autopilotu. Na, kaip ir visiems turbūt pažįstami rytiniai ritualai mūsų, rytiniai įpročiai. Daugeliu jie yra labai panašus. Pavyzdžiui, lipu iš lovos, einu valytis dantis, rengiuosi, pusryčiauju, peržiūriu rytinę spaudą. Mes atliekam jau visiškai nesusimastydami kiekvieną rytą identišką tvarką. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes šį veiksmą kartojam daugybę rytų, daugybę kartų. Taigi čia peršasi išvada. Įprotis yra toks veiksmas, kuris susiformuoja ir tampa mūsų dalim po to, kai mes jį pakartojam daug kartų. Jis paskui tiesiog tampa automatinis, mes jį atliekam autopilotu. Problema yra ta, kad neigiami įpročiai susiformuotų, mums visiškai nereikia dėti jokių pastangų. Kad ir, sakykime, įprotis vakarais kramtyti, kažką skanaus kramtyti, žiūrint mėgstamas televizijos laidas. Juk mes neturėjom tikslo įpratinti save tai daryti, ypač žinodami, kad tai mus nuves link antsvorio. Greičiausiai vieną vakarą atsinešėm kažką skanaus pakramtyti, žiūrėdami televiziją ir pastebėjom, kad tai yra visai smagus malonumas. O juk jeigu mums kažką patinka daryti ir tai mums teikia malonumą, žinoma, kad mes norėsim to daryti daug dažniau. Taigi ir kitą vakarą atsinešėm kažką skanaus pavalgyti priešais televizijos ekraną. Ir taip net nepastebėjom, kad jau užkandžiaujam 7 vakarus per savaitę. Tačiau jeigu nuspręsim atsikratyti šito įpročio, jau reikės įdėti sąmoningas pastangas. Dabar kaip tai padaryti? Kaip atsikratyti to netinkamo įpročio ir įgyti naują? Naujų įpročių formavimą galėčiau suskirstyti į 3 stadijas. Pirmoji tai būtų sprendimas. Tvirtas apsisprendimas, kokio konkretaus įpročio aš noriu atsikratyti. Antras punktas būtų sąmoningumas. Tai yra kiekvieną kartą, kai aš pajuntu, kad jau ruošiuosi elgtis pagal seną modelį, kad jau ruošiuosi pasiduoti tam senam įpročiui, sustoti ir elgtis visiškai priešingai, taip kaip norim. Taip pagal tą modelį, kokį norim įprotį susiformuoti. Ir trečias punktas būtų kartojimas. Šitą procesą kartoti daug kartų, kol tai taps tiesiog automatišku veiksmu, taip kaip su tais rytiniais mūsų įpročiais, kad tai darysime jau visiškai nebesusimastydami. Tai yra kiekvieną kartą norėdami pasiduoti senam įpročiui save sustabdom ir elgiamės priešingai. Ir vėl sustabdom ir elgiamės priešingai. Dabar kiek laiko užtrunka suformuoti tą naują įprotį? Iš tiesų skirtingi šaltiniai skirtingai teigia. Vieni sako, kad naują įprotį suformuoti užtrunka 21 dieną. Kiti, kad tam reikia 3-6 savaičių. Dar kiti sako, kad suformuotume naują įprotį mums reikia 60 dienų. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad ta 21 diena yra tikrai per mažai, kad suformuoti naują įprotį. Greičiau ta 21 diena, tos 3 savaitės,
tai yra pati sunkiausia įpročio formavimo stadija. Vėliau jau viskas būna daug lengviau. Duosiu konkretų pavyzdį, kad būtų aiškiau suprasti. Sakykime, aš nusprendžiu išsiugdyti įprotį 3 kartus per savaitę reguliariai sportuoti. Greičiausiai iš pat pradžių man net bus sunku atrasti tas 3 valandas per savaitę savo ypatingai užimtoj dienotvarkėj. Vėliau jau kai to laiko atrasiu, galbūt būtent tas 2-3 savaitės man reikės kiekvieną kartą su savim pasiderėti, kad aš visgi rinkčiausi sportą, o ne tinginiavimą. Tačiau po tų 2-3 sunkiausių savaičių jau aš neįsivaizduosiu savo savaitės be 3 kartų tų pasportavimų, 3 kartų treniruočių. Tai ar dabar jau reiškia, kad mes visam laikui suformavome įprotį? Deja, ne. Gali būti, kad net ir įpratus sportuoti 3 kartus per savaitę, po kelių mėnesių ar net metų bus tokių dienų, kai dėl kažkokių priežasčių mes tiesiog nenorėsim to daryti. Ir čia jau nuo mūsų priklauso, kaip mes pasielgsim. Žinoma, mes galim savo pasakyti, kad aš tik šiandien atliksiu kitus darbus, o ne sportuosiu. Aš tik šiandien leisiu savo patinginiauti. Ir galbūt nebūtų nieko baisaus, jeigu tas tik šiandien būtų 1 kartas per kelias savaitės. Tačiau kaip dažnai atsitinka, kad tas tik šiandien nusitęsia per visą savaitę, 2 savaitės ir jau net nepastebi, kad palaipsniui labai gražiai vėl grįžai prie savo buvusių įpročių, tarsi iš naujo save pripratinai turėti tą seną įprotį. Pati tai esu patyrus visai šviežiai. Apsirgus gripu negalėjau sportuoti, nors sportas jau yra visiškai natūrali mano gyvenimo dalis. Tas nesportavimas tęsiasi maždaug 2 savaitės. Patikėsit ar ne, po tų 2 savaičių man reikėjo stipriai su savim derėtis ir susitart, kad aš prisiversčiau sportuoti. Nors aš žinojau, kad man patinka sportuoti ir kad aš gerai jaučiuosi po fizinės veiklos, bet visai patiko tas 2 savaitės tiesiog patinginiauti ir pagulinėti. Netgi mano kasrytinis bodyflexas, kuris jau yra man toks pats kaip dantų valymasis įprastas, net jam man reikėjo save priversti. Tas sunkiausias periodas, tas grįžimas vėl į ritmą, užsitęsė maždaug savaitę. 2 savaitę jau viskas vėl grįžo į savo vėžes. Taigi peršasi išvada. Tik nuo mūsų kasdienių pasirinkimų priklauso, ar įgytas įprotis tarnaus visą gyvenimą. Aš labai tikiuosi, kad ši informacija jums padės, atsikratant senų ir įgyjant naujus įpročius. Jeigu šis video jums patiko ir buvo naudingas, spauskit patinka ir dalinkitės nuorodą su draugais. Taip pat būtinai nepamirškite komentuoti ir komentaruose pasidalinkite savo patirtimi, kaip jums pavyko atsikratyti senųjų įpročių ir įgyti naujus. Kiek tai užtruko, ar buvo labai sunku, ar buvo verta. Jeigu norite, kad atsakyčiau į jūsų klausimus būsimuose video, rašykite man info@lieknėjupaskutinįkartą.lt. Kol kas, lieknėkit su malonumu, džiaukitės kiekvieną dieną ir iki sekančių susitikimų.